Pirmą kartą tokią nesąmonę, kuri yra padaryta štai ant šito dviračio Specialized Diverge, truputį išardytas, nes remonte. Tai buvo prieš kelis metus ant Cannondale'o. Žinant visus šituos niuansus, ką aš jums dabar papasakojau, galima nesugadinti rėmo. Ašis štai šita. Atrodo štai taip. Sukasi su sriegiu, sriegis tiksliau, yra tiesiai aliumininiam rėme, o kitaip tiesiai dropauti. Ir tarytum to būtų maža. Paprastai šitas sriegis, matot, jau yra toksai pabalęs. Čia nebereikalo jisai toks pabalęs. Paprastai šitas sriegis būna žingsnis 1,5 milimetro, 1,75, dažniausiai sutinkamas 1,5. Štai čia milimetrinis žingsnis. Milimetrinį žingsnį sugadinti ant aliumininės ašies ir aliumininio rėmo, tai čia kaip nėra kas veikti, tiesiog net stengtis nereikia. Papuola koks nors purvas, truputį nepataikėm, šiek tiek suskersavo, ratą juk būnam įstatę ir tą ašį pataikyti tą sriegį šiaip sau. Ir jums pasiseks, jeigu jūs sriegį sugadinsit ant šitos ašies. Ir taip ir būtų, jeigu rėmas būtų plieninis. Bet rėmas yra aliumininis, atitinkamai tokio pat minkštumo. Panašiai nesigilinkim kaip šitą ašelę. Ir todėl, jeigu nepataikom ar papuola purvas, mes kažkur laukuose sustojom, žvyrkelyje. Kam ir skirtas šitas dviratis. Papuolė akmenukas į sriegį ir pradedam sukti ir sugadinam rėmą. Jeigu ašelė, tai galima tiesiog užsisakyti tokią, pasikeisti, išvis ne problema, net ne vienas gamintojas egzistuoja, galima ir pigiai panaudoti iš kokio AliExpreso. O vat rėmą iš AliExpreso neužsisakysi. Ir tai yra pati brangiausia dviračio dalis. Visas dviratis prasideda nuo rėmo ir ratų. Visas kitas dalis aš iš vis taip nelabai vertinu, nes visos jos yra pakeičiamos. O vat rėmas ir ratai yra bazė. Šaunuoliai. Su laiku, net ne su laiku, Cannondale'as turėjo tik tais vieną tokį modelį, neatsimenu pavadinimo, tai kažkoks tai pliusinis dviratis, buvo pirmi ir antri jo leidimo metai ir buvo padaryta tokia nesąmonė, bet šitas dviratis ne vienus metus buvo gaminamas. Ir Cannondale'as padarė tvarkingai, taip kaip turi būti, gal ten jų vienintelis modelis tokį bairį ir turėjo, taip kaipgi turi būti. Štai auselė nuo Cannondale Trail 2 ir ašis, beje, sriegis štai toks, jau tokį užskersuoti ar kažką jam padaryti, nežinau, nebent į smėlį pamurgdyti taip ir įkišti, nes nepataikyti neįmanoma. 1,75 žingsnis jo. Beje, ant tos ašies net neparašyta koks žingsnis. O gal H1 tikriausiai reiškia 1 milimetrą. Šita auselė tvirtinasi iš rėmo išorės, rėmo išorėje būtent, tvirtinimas prie rėmo tik vienu varžteliu, jisai grinai prilaikantysis, rėme yra štai tokio diametro skylė, tą skylę įsistato, iš vidinės
pusės užsifiksuoja šituo varžteliu ir viskas. Auselė funkcionuoja, iš vidaus užsiveržia ir būna štai taip. Dar kiti variantai būna tokie, su veržle atskira, iš rėmo vidaus, va štai čia įsistato ratas, tai pozicionuojasi kažkaip taip va, taip. Ir ta veržlė, jau kuri turi sriegį, jis montuojasi čia ir jinai irgi gaunasi, kad būna iš rėmo išorės. Čia beje yra tiesiog demontuojamos dropoutas, bet sriegis padarytas atskirai ir štai taip įsisuka. Kiti dar geresni atvejai yra UDH, Universal Delayer Hanger, yra netgi video mano kanale, priseksiu nuorodą. Tai tas UDH, pati auselė tvirtinasi iš vidinės pusės, bet jinai susideda iš dviejų dalių. Antra dalis su sriegiu yra iš rėmo išorės ir taip rėmo patį dropoutą auselę apkabina ir užsiveržia. Ir tokiu būdu rėme nėra sriegio. O kai montuojam AXS ten šitie SRAMO T-Type Transmission, tai tada ta auselė su tuo sriegiu nusiima, demontuojasi, lieka veržlė ir ten kita veržlė naudojama ant perjungėjo, kuri yra, ir ašis jau sukasi, perjungė kojelę, apglebė rėmą, dropoutą patį ir ašelė šita įsisuka jau į tam skirtą dalį perjungėjo su sriegiu. Taigi rėmas vėl būna be sriegio. Dar kitas dalykas, karboniniai rėmai turi dažnai integruotą sriegį, aliumininį, toks įklijuotas įstovas, gale rečiau, labai stipriai rečiau, o priekinė šakė, kaip ir šiuo atveju, karboninė ir sriegis yra viduj karboninės šakės integruotas, įklijuotas, įpresuotas, dar kažkaip gamybos metu jisai ten yra, bet šakės, sriegį, jeigu ir pažeisim, tai mums reikės pakeisti tik šakę, ne visą rėmą, ar ten burti, taip galima tą sriegį sutaisyti, užvirinti ten aliuminio, ar ten dar ten kažkokie yra visokie būdai, bet tokį smulkų sriegį atstatyti, nežinau, ne metalistas aš. Parašykit, jeigu yra kažkokie variantai aliumininio sriegio atstatymui, M12 1.0, tai gal ir įmanoma. Tik nežinau, ar brangu bus. Priekinė ašelė irgi milimetrinis sriegis. Čia baltos dalies nėra, vadinasi, nebuvo pažeista, nei šakės sriegis. Čia sriegis šiek tiek baltas, tai reiškia, yra pažeidimų, o nepažeistas, nes priekinį ratą įstatyti yra daug lengviau negu galinį ir priekinė šakė, jinai neturi jokio tvirtinimo mechanizmo perjungėjo, tai yra nėra papildomos auselės, kuri dar trukdo mum papulti į sriegį pataikyti ir tokiu būdu gyvena ilgiau. O brangus karboniniai dviračiai dėl estetinių priežasčių kartais atrodo net neturi tų sriegių, viskas uždengta ir visi sriegiai yra integruoti, taip kaip priekinės šakės
Viduj taip ir viso rėmo karbono viduje, bet kiek esu matęs, tai vis tiek būna bent jau žingsnis sriegio didesnis ir pataikyti į sriegį daug lengviau. Mano rekomendacija būtų šituo atveju, jeigu jūs neįsitikinę, kad ar pataikėt, nepataikėt į sriegį, truputį prispauskit ir pasukit prieš laikrodžio rodiklį. Taip va, tarytum atsukinėjat. Ir kai jau pataikysit į sriegį, pajausit tokį žingsnelį. Klik bus, tarytum įkrenta. Tai va, tai tada jau į sriegį jūs sėkmingai pataikėt ir galima tada užveržinėti. Ir neveržkit stipriai, sukit, turi eiti lengvai. Jeigu jaučiat, kad kažkoks yra užsikabinimas, eina sunkyn, reikia jėgos pridėti daugiau negu paprastai, sustokit. Galit pažeisti rėmą ir tai bus istorijoje, visa čia bus. Žinant visus šitos niuansus, ką aš jums dabar papasakojau, galima nesugadinti rėmo, reikia tiesiog būti atidžiam, sriegį pasivalyti, nesukti aklai, pasižiūrėti, ar jokių pažeidimų nėra ir tada jūs ilgai tą rėmą eksploatuosit. Iki.